Daugelis galbūt jau esate girdėję mane pasakojant istoriją apie tai, kaip man anksčiau gyvenime teko ragauti boksininko duonos, nors dėl rankų turėjau tai mesti. Teisėjas vis ant jų užmindavo. Kai 1974 metais Muhamedas Ali kovėsi su George'u Foremanu dėl pasaulio sunkiasvorių čempiono titulo, jis naudojo strategiją, kurią vadino tyčiniu atsilikimu. Ali pasilenkė ant ringo virvių, užsidengė galvą ir leido Foremanui 7 raundus jį mušti, tikintis, kad Foremano pranašumas, veržlumas ir galinga jėga bus išnaudota ir jis bus silpnesnis, neprilygs Ali vikrumui ir greičiui. Nežinau kaip jums, bet man mintis leisti tokiam kaip Foremanas smūgiuoti į mane kelis kartus iš eilės yra ganėtinai bauginanti ir aš tikrai taip jaučiausi laukdamas pirmo smūgio. O gavus pirmą smūgį, aš pradėčiau galvoti, ar verta laikyti strategijos. Bet Ali užtikrintai laikėsi strategijos ir tai atsipirko jam 8 raunde, kai Foremano jėgos buvo taip išsekusios nuo smūgiavimo į Ali, kad jis vos galėjo nulaikyti pakeltas rankas. Ir tada Ali staiga atsikėlė nuo virvių, sudavė 2 dešinius smūgius ir vieną galingą trumpą šoninį kairįjį smūgį ir tokiu būdu patiesė Foremaną ant grindų. Ali atkaklumas nuvedė jį į pergalę vienose žinomiausių kovų istorijoje. Daugybę kartų gyvenime mes patiriame smūgius lygiai taip, kaip Ali tą vakarą kovoje su George'u Foremanu. Užklupus sunkumams mes turime atkakliai brautis pro juos ir laikyti savo galutinio tikslo ir vizijos. Kai mus nubloškia ant žemės, mes turime atsistoti ir tęsti kovą. Turime išlikti susitelkę ir prisiminti, kad mūsų didžiosios pergalės dar ateityje. Žymiai dažniau daugybė žmonių pasiduoda, kai sulaukia daugiau pasipriešinimo nei tikėjosi, negu išlieka savo kelyje. Viskas tiesiog atrodo žymiai sunkiau, negu jie yra pasirengę susidoroti. Jei jie tokiais sunkiais momentais nesugeba atkakliai kovoti, jie pasmerkti nuolatiniam pralaimėjimui. Jei kažko nepadarote iki galo, vadinasi tai neužbaigta. O kol kažkas nėra užbaigta, vadinasi tai nėra padaryta iki galo. Sėkmė didžia dalimi yra paprasto gebėjimo tęsti, įvykdyti iki galo ir užbaigti tai, ką pradėjome rezultatas. Jei jūs patėse ant žemės, tai dar nereiškia, kad jūs įveikia. Jūs pralaimite tik tada, jei liekate gulėti ant žemės.